Tai. Tuo veiko, kaip matot, žymų dailininkų. Visą jau žemę. Adomą Galdiką. Prieš porą metų atvažiavau čia su savo ūkį vedėju, Alvydo. Vaizdas buvo visai kitos. Liūdnas buvo vaizdas, ganėtinai. Bet dabar, kaip matot, normalu, jau beveik ir viskas aplinkų. Labai dėkingas ir Rukų bendruomenė, kad prisidėjo daug savanoriam, kad reikloj lytelis tas, kad galėjom daug, kad aptvarkė aplinką. Šiandieną gal to žvakelis degs ne tik tą Adomo Galdiko, kadangi ir giminėje yra daug žmonių tokių, kad nusipelnė Lietuvą, rečiau galbūt minima. Ir iš tikrųjų nusipelnė tonkiau būti paminėta sesuo Adoma, čia gėmus tam kaime, čia pat Ona Galdikaitė, kad galbūt daugiau žino bažnytinis bendruomenis žmonės, kaip poetė Vynmedžių Šakelį, gal esate girdėję kas nors. Psalmių parašyta, anos ir nemaža. Taip pat sesuo minėjau žmona, taip pat, jinai suvalkietė, reiškia Župaratais, ten dabar ir Vilkaviškio rajonas, Adomo žmona buvo Magdalena Galdikienė, politinė veikėja, gal sakyti, visuomenės veikėja, svarbi tau, kada pirmoji su moterų organizacijom, kai kuriom 29 metais dar pasiūlė įvesti Lietuvo motinos dieną. Ganėtinai svarbi iniciatyva. Šiandien mes to motinos dieną šventam. Bet 22 metais buvo pakeistas senos ir bendra žygių iniciatyva, civilinis kodeksas, kur beveik buvo sulygintas 22 metais prieš karinį Lietuvą, kur buvo beveik sulygintas moterų vyrų teisės, kai kurios, beveik sakau, bet vis tiek tai buvo didelis žingsnis į priekį. Adomą Galdiką jau, taip sakant, mes neturėjom ganėtinai seniai, bet pasaulis anautor, ano paveikslus, katrų ir įvairius pasaulio muziejus. Mūsų kaims pagimdo daug gerų žmonių, talentingų. Ir tik vis dėlto palyginti nedaug šiandien plačiai pasaulį ir nematuojam didesnį, mažesnį talentą pauš mūsų žemę. Labai norėčiau paminėti irgi iniciatyvą dabar, kad yra mūsų kultūros vedėja Gadeikienė Bruonė sukūrė dar šį metą labai gerą idėją. Vakarai, tie pavakarojimai talentingų močiučių visų, kad čia ir kai kurios matau. Vakatros irgi šimtaus sogį apdaro, kažko daro daugiau už tos buities ribų, už kasdienybės. Turime mes Adomą Galdiką kaip simbolį, kaimą, sakysim, tokį iš kaimą žmogų, kur gėmė kažkuomet patys geriausi, patys talentingiausi žmonės. Labai gaila, kad šiandien tas kaimas, kaip matot, čia aplinkau buvo prieš taip metų, tas laikas, kai gėmė, rinkime, buvo vakų, žmonių, viską. Šiandien pasižvalgom, galim pasigėrėti tik miškų, katras ir vadinas, kol kas va tokiu laiku gražus geltonas. Aš norėtume pakviesti dabar visus katrų žmonių Adomą Galdiką, tų žmonių giminaičių, kad artimųjų, kad paminėjau atminimą, mirusių žmonių pagerti tylos minutę.
Ačiū. Ir tuo pačiu dėkoju jums už dėmesį, ko šnekėjau. Čia Adomo Galdika žemė. Ir ko gero, sakysim, nei iš ačiū, nei mosėdzi, nei Adom Galdik tėviški. Adom Galdiks priklausė ne tik Tašatim ir mosėdžiau, ne tik Lietuva, bet visam pasauliu. Ir negalėjau jums nepiešti to medžių, nes jūs pasižiūrėk, koks laukų plotis, koks erdvės. Ir negalėjau jums nemylėtus Lietuvos, nes nu pat mažens anam labai daug reiškimų savo mamas praeitskins matydams on sakydavo. Su žemaitiškas ornamentas, su žemaitišku tulp simbolik, čia Mona muziejus. Ir negalėjai uns netapti dailininkų gyventams vados erdvės. Mes daug metų tiesiog tylėjom, neatvažiuodavom į Tobėj, tai labai didelė nuodėmė mūsų visų atžvilgių. Ir tegul šiandien, ta, sakykim, spalvų apsrodau, bus ta graži daina, skirt ano atsiminimų. Ir tegul tus laukus, kur kalbėka ūkininkų samdinė, jaudami išeina, griebdami išeina, dainuodavo žemaičių liaudies dainas, šiandien nuskom mosėd folklorinį dainą. Oi, sakalėlė, kortų lakioj, gal tėviškeliai žinias nešioji, kas ten nauja, kas ten girdėti, tuo mylimo šalelė, kas ten nauja, kas ten girdėti, tuo mylimo šalelė. Vargas sūnelį, kam kito klausia tokio žinelio, drauščia vėja tavo sodyba, liūdi visa šalelė, drauščia vėja tavo sodyba, liūdi visa šalelė. Oi, sakalėlė, kur tu lakioji, gal tėviškeliai žinias nešioji, kas gi ten nauja, kas ten girdėti, tuo mylimo šalelė, kas gi ten nauja, kas ten girdėti, tuo mylimo šalelė. Tavo sodybo vingiuoti griovė, namo griuvėse apšiurę stovi, o ten toli tarpe berželių, trys nauji kapas stovi, o ten toli tarpe berželių, trys nauji kapas stovi. Vienas kapelis tavo močiutės, antras kapelis seno tėvulio, o šis trečiasis smėlio kapelis, jauniausios seserėlės, o šis trečiasis smėlio kapelis, jauniausios seserėlės. Tėvėlai, ką mums dainuoja šimtamečiai, senieji girių ąžuolai, ką mums dainuoja šimtamečiai, senieji girių ąžuolai, o paklausykit, ką čiurlena
puošiasi žiemą, kaip girioj vasara žaliuoja, kaip snaigėm puošiasi žiemą. Šlamėkit girių šimtametis, šlamėkit puikus ąžuolai, o mes girdėsim jūsų balsą ir ankstų rytą ir vėlai, o mes girdėsim jūsų balsą ir ankstų rytą ir vėlai. Toli tolumėliai, toli mano giminėlė, už debesėlių. Toli mano giminėlė, už debesėlių. Siųsčiau paslalį ir mielo tarnelį, kad pribūtų tėvo žėlės šį vakarėlį, kad pribūtų tėvo žėlės šį vakarėlį. Nėr man paslalio, nei mielo tarnelio, nepribuvo tėvo žėlės šį vakarėlį. Nepribuvo tėvo žėlės šį vakarėlį. Oi, toli, toli, toli tolumėliai, toli mano giminėlė, už debesėlių. Toli mano giminėlė, už debesėlių. to skambesys išnykusiam Mosėdžio parapijos Kiržinų kaime.
mirusiems, išėjusiems, negrįžusiems. Varpo skambesys būdina mumise nuodėmingai tūnančią užmarštį. Varpo skambesy tarsi skamba dailininko Adomo Galdiko nostalgija Lietuvai, senajam, gyvajam Grišinų kaime. Varpo skambesys tavo ir mano širdyje, kad prakalbintumėm praeitį. To paties varpo skambesys skambėjęs, kai šioje bažnyčioje buvo krikštijamas 1893 metų spalio 18 dieną gimęs būsimasis dailininkas, scenografas, grafikas Adomas Galdikas. Atmintis kaip ugnis. Ją reikia nuolatos kurstyti, kad degtų ir kad degdama žadintų mūsų prisiminimus. Lietuvaitis jaunos nusilenkė prie ugnelės liepsnos, tuo atiduodamos pagarbą Adomui Galdikui, amžinajam aukščiai klajūnai. Mes esame labai laimingi, kad šiandien šitam renginy Mosėdžio parapijos bažnyčioje mes turime bent iškilią asmenybę, kilusią iš Grišinų kaimo. Tai yra Nijolė Markauskaitė Rimkienė. Jos tėvelis Markauskas Česlovas buvo 1922 metų pirmojo Seimo narys, 1902 Seimo narys, dailininko Adomo Galdiko bendraamžis kaimynas. Nijolė Markauskaitė Rimkienė dabar gyvena Kretingos rajone Vidmantuose. Gerbiama Nijolė išleido 5 poezijos knygas. Jos eilėraščio tekstams kuriama muzika. Jai suteiktas Kretingos rajono garbės pilietės vardas. Šių metų lapkritį Nijolė švęs gražų, rudenišką 80-ąjį gimtadienį. Prašom, gerbiama Nijolė, pasidalinkit su mumis prisiminimais, taip kaip Lietuvoje dalinamasi ugnies šiluma ir šviesa. Girčina
Tenai mano meilė yra, aš ten vaikystėje lakščiau, ėjau į Mosėdį, buvo Skuodo gimnazija Mosėdį. Nepaprastai graži gamta buvo Giršinuose. Tekėjo upelis, ąžuolynas, kūlių tvoros buvo palei dirvas. Laukinės obelys žydėjo, ąžuolai šlamėjo. Gyveno geri puikūs žmonės. Prisimenu Galdikų namą, didelis, gražus 2 aukštų, raudonas. 2 aukštų buvo 2 aukšte, vyskupo Karevičiaus buvo kambarys. Neleisdavo mūsų vaikus įeiti ten, bet mes stengdavomės įbėgti tą kambarį, pažiūrėti. Buvo sostas, arkivyskupo puoštas povų plunksnom. Po sodybą vaikščiojo povai po Galdikų kiemą. Mes vaikai erzindavome tos povus, jie mus gainiuodavo, būdavo tokių prisiminimų dabar, kad tikrai malonu prisiminti. Tas Giršinų gamtos grožis man turbūt įkvėpė norą ir kurti, rašyti eilėraščius. Ir vieną iš pirmųjų jau čia atgimimo metais parašiau Giršinų kaimo atminimui. Jums leidus aš perskaitysiu, atmintinai dar neišmokau. Mano metus jau atleiskit. Pažvelki Kristau į šią krūvą akmenų ir nepasmerki kelio tų sūnų, kurie čia gimė, augo ir mylėjo, kurie seniai ir neseniai išėjo. Čia siautė maras, juodas ir raudonas. Atėjo laikas keistas, neramus. Bildėjo Lietuva tvankios vagonus, stribai niokojo žemę ir namus. Tik ačiū ąžuolui, kad liko lygi šioliai, kad prisiglaust galiu atėjus kaip prie brolių. Tik koplytėlė saugo tylą graudžią ir atsisveikinimo maldą skaudžią. Palaimink Kristau keletą vaikų, kurie sugrįžta žadinti akmenų. Jie tartum atžalos to ąžuolo galingo, sugrįžta tęsti protėvių darbų. Galdikai ir Markauskai čia gyveno, Karevičių garbinga giminė. Tegu per amžius skamba vardas senas, čia Giršinai dalelė mūsų širdies. Norim pakalbėti. Sakykit, koks amžiaus skirtumas buvo tarp jūsų ir Adomo Galdiko, ar kada nors pamąstė? Jeigu jis gimė 93-ais, tai 40 metų. Nes aš 34-ais gimus, man šiemet 80 metų sueina. Ko labai džiaugiuosi, kad tik daug galėjau pagyventi. Nu ir Galdiką visuomet žinojau, gerbėm, Lietuva mylėjo jį visada. Ir buvo nutapyta Giršinų koplytėlė, prisimenu jo paveikslą, kabėjo pas mus Šiauliuose. Mano tėvelis labai draugavo su Galdiku, kol dar buvo Lietuvoje. Tai tiek žinių apie bendravimą, su Galdikais giminės esam. Prano Galdiko žmona Galdikienė Domicelė ir mano senelė buvo tikrų seserys Andriekutės. Andriekus mūsų diškė irgi žino, čia žymų žmonės buvo Andriekai. Tai va, čia mano giminėlė. Labai gražiai ačiū, moteris dainavo, taip širdį suspaudė, tokias gražios lietuviškas dainas. Labai malonu, ačiū, moteris. Nijolė, aš galvoju, jūs išleidot 5 poezijos rinkinius, 5 knygas. Viso Mosėdžio parapijos, Šančių parapijos vardu, visos Lietuvos vardu, aš jums linkėčiau gyventi tiek, kad būtų 5 knyga apie Adomą Galdiką, tie gražūs jūsų prisiminimai. Ačiū labai, ačiū bronelį jums už jūsų organizaciją, ačiū seniūnams.
Tikrai labai malonu atvykti visada į posėdį, jauties čia tokį pulsą gerą. Ačiū. Ačiū, Nijolė. Ir aš galvoju, kad Dievas mūsų prašymą išgirs, kad Jis tikrai duos dar daug gražių auksinių rudenų ir tikrai tais ilgais rudens vakarais, nors į ploną knygutę, bet ponia Nijolė šiandien yra labai kukli. Bet tuos prisiminimus jinai mums surašys. Ačiū Jums labai, ponia Nijolė. Ačiū, kad atvažiavote. Sunku, žinokite, šiandien yra būti čia, o tuo pačiu ir lengva. Tiesiog po tokios garbingos ponios aš norėčiau pasikviesti kitą, labai garbingą poną, turintį gražių ryšių su Adomo Galdiko ir arkivyskupu Pranciškaus Karevičiaus giminę. Šis žmogus gyvena netoli, jisai gyvena mūsų Skuodo rajone. Tai yra visų gerbiamas žmogus Antanas Ereminas. Prašom, pasidalinkite ir jūs prisiminimais apie šios iškilius žmonės. Adomo Galdiko tėvai buvo meninio polinkio. Tėvas pats šiek tiek tapė, buvo geras smuikininkas. Motina labai mylėjo gamtos grožį, muziką, mėgo poeziją ir pati bandė kurti, vertino dievdirbių statulėles. Todėl nenuostabu, kad Adomas labai anksti pradėjo rodyti dailininko prigimtą talentą. Dar vaikų būdamas bandė iš auksnių drožinėti statulėles. Vėliau jo dažais ir studija tapo iš kamino į griovį sukratyti suodžiai, kuriais bandė piešti. Vėliau ryškesnių spalvų ieškojo,
mamos spintui, skirtų vilnų gijoms dažyti. Na, o kai dėdė Pranciškus Karevičius padovanojo Adomėliui pirmąją spalvų dėžutę, jis pasijuto tikru dailininku. Prireikdavo popieriaus, jau visada rasdavo brolio Felikso stalčiuose. Teptukus pasidarydavo iš pagaliuko ir katės plaukų, o kai jų pritrūkdavo, prisėlindavo prie sesers Onutės ir nukirpdavo šviesių plaukų garbanėlę. Žemaitišką užsispyrimą dalinai Adomas Galdikas paveldėjo iš savo dėdės arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus, kurio globoj augo ir brendo. Savo dėdę jis labai vertino, laikė jį geru, šventu žmogumi. Arkivyskupas Pranciškus Karevičius amžiams liks ne tik Žemaitijos krašto, bet ir Lietuvos istorijoje. Na, o mes šiandien labai džiaugiamės, kad kartu su mumis esanti žurnalistė Laima Sandrauskinė, kuri gyvena Mosėdyje, bandė kuo daugiau sužinoti apie arkivyskupą. Tad šiandien jai atitenka nelengva užduotis trumpai apibūdinti šią iškilią ir didžią asmenybę. Prašom. Apie jį, apie vyskupą Pranciškų Karevičių teko ne kartą rašyti, domėtis. Ir kuo daugiau domėjausi, kuo daugiau gilinausi, tuo nežinau, kaip sutilpti į 2-3 minutės. Todėl labai jūsų atsiprašysiu, jeigu į tiek minučių nesutilpčiau, bet pasirašiau, kad būtų sklandžiau. Nepelnytai primirštas, vadovavęs ypač sunkių Lietuvai ir bažnyčiai laikotarpiu 1914-26 metais. 20 amžiaus pradžioje baigėsi kelis dešimtmečius trukę carinės Rusijos vykdyti katalikų bažnyčios suvaržymai. Kūrėsi nepriklausoma Lietuvos valstybė. Modernios tautinės valstybės kūrimosi laikotarpiu keitėsi ir bažnyčios veiklos metodai. Lietuvių ir Lenkų politinių ir tautinių interesų susikirtimas veikė santykių su šventuoju sostu. Vyskupo vadovavimo vyskupystė ir permainų Lietuvoje laikas sutapo su dideliais kunigų, vyskupų ir pasauliečių nesutarimais. Dar didesni nesutarimai brendo rengiant pažangiausią tuo laiku Europoje Lietuvos žemės reformą, kai kunigams politikams reikėjo parengti įstatymus vardan visuotinės gerovės, bet apkarpančios dirvonuojančias dvarų žemės. Už šios reformos įgyvendintojo kunigo politiko Mykolo Krupavičiaus buvo irgi svari vyskupo pozicija. Ypač didelį darbą nuveikęs lietuviškumo srityje. Nuo pirmo pamokslo lietuviškai pasakyto Kauno arkikatedroje, kai lenkiškam pamokslui buvo skirtas tik antraeilis vaidmuo, iki įtvirtintos lietuvių kalbos sielovadoje, vyskupijos administracijoje, parapijose, vienuolių gyvenime. Dar iki pradedant vadovauti vyskupystei, kanauninkais paskirti per lietuvių tautinį atgimimą pasižymėję kunigai, tarp jų ir kunigas Dambrauskas, Maironis, visi su tais pokyčiais susiję vyskupo žingsniai, veiksmai, oponentų nuosekliai buvo skusti šventajam sostui. Pasak arkivyskupo Jurgio Matulaičio, vyskupas Karevičius popiežių skundikų buvo apjuodintas nuo viršugalvio iki padų. Nežiūrint šiam žmogui tekusių išbandymų, kaip pasakytų išeivijos publicistas Zenonas Rekašius, vyskupas buvo kietas kaip titnagas žemaitis. O kaip savo atminimuose tvirtina Marijonų vienuolis kunigas Vaclovas Aliulis, Pranciškus Karevičius savo tarmę išsaugojo iki pat mirties, žemaičiuodavo net lotyniškus tekstus. Tuo galima įsitikinti klausantis ir valstybinėme centrinėme archyve išsaugotus vyskupo kalbos fragmentus
jo kalbėtus mosėdėje 36 metais, suteikiant pradžios mokyklai jo vardą. Šitas įrašas yra mosėdėje ir vardan mūsų kunigėlio Liudviko Dambrausko jis atkeliavo į mosėdį. Tokio diapazono asmenybei, kaip vyskupas Karevičius, nuveiktiems darbams nusakyti neužtektų ir kelių dienų mokslinės konferencijos. Todėl pasinaudodama tik tai šitą auditoriją labai trumpai pabandysiu jums pacituoti ištrauką iš paties Karevičiaus atsiminimų knygos, kuri jau yra išleista 2006 metais, Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai, apie vyskupo kelionę į Vokietiją 18 metais sausio mėnesį. Čia atsiminimais dalyjasi amžininkas kunigas Mykolas Vaitkus. Apie vyskupo Karevičiaus žygį, kad vokiečiai pripažintų Lietuvą nepriklausomą, girdėjau iš paties vyskupo 18 metų vasarą, jam vizituojant Jokubavo filiją per iškilminguosius pietus. Vyskupas važiavęs dviem tikslais – įteikti vokiečių vyriausybei skundą prieš vietinę jų karo administraciją ir prašyti paskelbti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Nuvykęs pirmiausia pas Hindenburgą, radęs simpatišką senį panašų į mūsų dažnai matytus Prūsijos kiaulių supirkinėtojus. Hindenburgas priėmęs vyskupą mandagiai, bet apie Lietuvos nepriklausomybę kalbėti nenorėjęs. Girdi, jis esąs karys, ne politikas, tad tegu vyskupas vykstas pas Ludendorfą. Pagerbti svečiui Hindenburgas iškėlęs pietus. Karevičius tada apsilankęs pas Ludendorfą. Apie tą apsilankymą vyskupas pasakojo maždaug šitaip. Ludendorfas priėmęs jį rūsčiai, pasisodinęs priešais save ir ilgai fiksavęs jį nemirkčiojančiu žvilgsniu. Žvilgsnis nuostabus, pasakojo vyskupas, kaip vilko naktį. Taip jo dieną blizgėjo akis. Vyskupas įsižeidęs, užsispyręs, irgi spoksoti jį ėmė nemirkčiodamas, taip juodu galinėjosi akimis, kol pagaliau Ludendorfas prabilęs. Ilgai ir karštai kalbėjęs jis vis tą temą, ką girdi, užsimanė lietuviai kurti savo valstybę. Ar jie nuvokia, ką tai reiškia sukurti valstybę, kiek čia reikia materialinių, inteligentinių jėgų, kiek mokslinių, specialių žinių, kiek praktikos, o lietuviai nieko neturi. Jie Bauernvolk, valstiečių tauta. Jie likščiau neįstengė net sudaryti miestų savivaldybių projekto, o jie svajoja apie nepriklausomą valstybę ir taip toliau, ir taip toliau. Vyskupas dvasioje virte vyrės, bet išoriškai kantriai klausės. Tik sau vienas pats manęs. Na gerai, kad taip ir aš tau tiesą drošiu. Ir kai Ludendorfas pagaliau privargęs nutilo, vyskupas jam pasakęs maždaug tokį diktum akerbum, kandų žodį. Taip, jūs vokiečiai esate mums nelygi tauta, jūs gausingi, galingi, turtingi ir jūsų kultūra be abejo aukštesnė už mūsų. Tik štai nebežinau, kaip su ta aukštąja kultūra sutaikinti šiuos jūsų krašto administracijos darbus Lietuvoje. Ir vyskupas ėmės traukti iš portfelio ir rodyti Ludendorfui įvairius dokumentus, kurie skaidriai vaizdavo vokiečių skriaudas ir neteisybės, daromas lietuviams. Negali būti, garbinga vokiečių kariuomenė to negalėjo, vis kartojo Ludendorfas. Bet vyskupas jam parodęs, kad atsivežtieji popieriai yra visiškai patikimi dokumentai, nepalieka jokių abejonių. Pagaliau Ludendorfas nusileidęs. Na gerai, skundai bus ištirti, o tamsta vyk pas kanclerį Hertlingą. Ten aš tamstai pranešiu, ką manau apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. Vyskupas nuvykęs pas Hertlingą, šis iškėlęs jam pietus. Vyskupas bijodamas, kad atvežtieji skundai, jeigu juos įteiktų per kanceliariją, kur neužkliūtų ir nedingtų, negavę eigos, pasiryžęs nežiūrėti formalumų bei mandagumo ir ten per pietus išsitraukęs dokumentus iš užančio ir įteikęs Hertlingui. Sekretorius bandė sutrukdyti, girdi, čia esą nevalia teikti jokių skundų ekscelencijai kancleriui, reikia tai daryti per kanceliariją. Bet Karevičius jo nežiūrėdamas, lyg niekur nieko, įteikęs Hertlingui savo dokumentus.
Dėl nepriklausomos valstybės paskelbimo kancleris buvo nusiteikęs neigiamai ir pats pripažinęs, bet pridūręs, girdi, jeigu Liudendorfas sutiksės, tai jis kancleris pateiksės kaizeriui reikiamą dokumentą pasirašyti. Ir štai Liudendorfas kaip tik ir skambina Hertlingui telefonu. Taip, jis sutinka, kad būtų paskelbta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Suprantama, koks linksmas grįžo Lietuvon jos ganytojas. Ir čia svarbu dar būtų pasakyti, jog pats vyskupas tos kelionės faktų savo atsiminimuose nepateikė. Galimas dalykas toks nutilėjimas kyla iš nepalankios to meto šventojo sosto nuomonės į supasaulėjančius, politikuojančius kunigus vyskupus. Iš įvairių šaltinių komponuojant vyskupo asmenybės portretą, regis mane kaip žmogų jaudina žinia, jog laimindamas Lietuvos savanorių būrius, jų vėliavas, vyskupas nekartą rizikavo savo vietą aukštoje bažnytinėje hierarchijoje. Tačiau kunigas vienuolis Aliulis tos pačios atsiminimų knygos įžangoje mini, jog neradęs kai kurių epizodų skaitytų, kai dar vyskupas tebebuvo gyvas. Taigi galbūt ir apie didžiąją vyskupo kelionę nepriklausomybei pagreitinti ir garbaus kraštiečio indėlį mūsų valstybingumui dar bus lemta sužinoti iš autentiškų šaltinių. Primiršto kuklaus Dievo ir žmonių tarno dar tebelaukia platesnės istorikų studijos. Grįžtant į temą, kuri mus čia sukvietė, į vyskupo sūnėno Adomo Galdiko 121 gimtadienį, galiu tik pasakyti vienareikšmiai. Vyskupas Adomui buvo švento žmogaus, be kompromisio kovotojo už lietuvybę pavyzdys. Manau, šiandienos mosėdiškių ir šatiškių rūpesčių turėtų būti ir tai, jog svarbių kraštiečių atminimą turėtume įamžinti atitinkamai. Aš labai jaudinuos, atsiprašau. Ačiū. Gyvenimas yra ilga graži kelionė per meną, pro žmonės, pro įvykius, per Lietuvą. Kartais ta kelionė būna sklandi ir tikslą pasiekime greitai. Aš prieš tai pristatinėjau garbingo amžiaus žmogų, gražių ryšių turinti su Adomu Galdiku,
su arkivyskupu Prancišku Parevičium Antaną Ereminą. Ir jis kaip tas paukštis, pabuvęs Giršino kaime, pagaliau atskrido į mūsų bažnytėlę į šitą renginį. Todėl labai norėčiau paprašyti pasidalinti prisiminimais apie šios iškilius žmonės, gerbiamą Antaną Ereminą. Prašom. Darius gaus pagelbės ateiti labai. Prašom, kas mane. Duosiu mikrofoną, kad ir Mosėdžio ir Šačių parapija ir visa Lietuva jūs girdėtų. Prašom. Šiek tiek giminystės ryšys ryža mane su gerbiamas Galdikai. Mano krikšto mama buvo Galdikienė. Jaunystėje praleidau labai nedaug ten ir labai gražių tokių prisiminimų buvo. Bet turbūt mane labai nuliūdino iš tokio didelio ūkio, iš tokios gražios aplinkos, kaip šiandien buvo, liko tik laukai. Ir, aišku, šių žmonių senai nėra. Man kitas širdį dar suspaudė. Tuo momentu buvo, kai rusų tankai, rusų kareiviai atvažiavo Giršinus, viską, žodžiu, konfiskavo žmonėm. Dar dėdė sakydavo, kad mane neveš į Sibirą, visi bėgom, kur kas galėjo. Mano tėveliai pabėgo į Kauną. Gelbėdami, aišku, ūkį iš karto, kaip ir mūsų, mama mano irgi, kaip sakant, buvo Domicelės sesuo, sesė, irgi ūkį turėjo į Lakiuose. Dabar dar ten kaiminystėj laikausi su savo fermomis, o dabar, kas dar norėjau, taip širdį, kas man spaudžia, sakau, tiek gražių buvo tų sodybą, tiek tų tankų, tiek tų išvežtų žmonių. Ir kai Galdikas atrodo kaip ir buvo linksmas, geras žmogus, mėgo kompanijas, mėgo būti gerbiamas visų. Ir daugiausiai ūkį valdė, aišku, Domicelė, jos tai žmona. Bet, nežinau, aš šiandien pagerbdamas jos, kai renkėjom galvą žemai, nes jie labai buvo išdidūs, garbingi žmonės. Prisimenu, net šiek biškį juokingą tokį momentą, gal ne vietoj nelaiku pasakysiu, kaip važiuodavas arkivyskupas su šalia sėdinčiu furmonu, taip vadinamuoju, dėdė sėdėdavo gale ir taip pusiau vokiškai sakydavo, jeigu nepiksit, sakysit, šikint, reikin, mat, visus išlaimindavo. Tai buvo juokinga, bet tai istorijos fakcija. Aš taip giliai man įstrigę jo tokį pasakymą galim. Nu, čia šikint buvo, tai reiškia vokiškų kalbos, tai siuntimas kažkoks tai yra. Čia išversta nereikia taip blogai galvoti, kad taip buvo sakyta. Nu, aš tiek galiu pasakyti, pasidžiaugti, kad šiandien dar sugeba kultūros darbuotojai, visą giminės ir visą čia žmonės susirinkti ir dar pagerbti. Tiesiog netikėjau ir visiems dėkoju, kurie tiek sugebėjo organizuoti šitą didelę gražią šventę. Dėkui. Ačiū Jums labai, kad Jūs būdamas tokio garbaus amžiaus, taip jaudinančiai ir gražiai pasidalinot su mumis savo prisiminimais. Ačiū Jums, kad Jūs šiandien atvažiavote į Giršinų kaimą ir į mūsų Mosėdžio bažnyčią. Mūsų buvimas šiandien Mosėdžio bažnyčioje, kur kabo 2 dailininko Adomo Galdiko paveikslai. Tik nedrąsus bandymas
susigrąžinti dalelę jo pasaulio, bandymas tarsi vykdyti jo valią, kurią prieš mirtį Adomas Galdikas išreiškė savo žmonai, realiai galvodamas, kad geriausia vieta jo kūrybai yra Lietuvoje. Todėl po mirties paprašė jo kūrybos darbais aprūpinti Lietuvos muziejus. Na, o mums šiandien labai smagu, kad pas mus svečiuojasi Plungės Žemaičių dailės muziejaus vyriausia fondų saugotoja Danutė Einikienė, kuri drauge su kolege Irena Jonauskienė atvežė šiuos 4 labai gražius ir vertingus Adomo Galdiko paveikslus. Tad paprašysim ponę Danutę pristatyti mums šios paveikslus. Labą dieną, mėly mūsėdiškiai, svečiai, garbus dvasios tėvai. Iš tikrųjų, šiandien išskirtinė diena, kada vienas ryškiausių 20-ojo amžiaus lietuvių dailininkas Adomas Galdikas grįžta į Mosėdį, į tėviškę. Išskirtinė diena ir iš tikrųjų nenorėčiau būti valdiška. Atvažiavus labai norėjau nuvažiuoti į tą vienkiemį, į tą vietelę, kur nebėra sodybos, į gimtąją Adomo Galdiko tėviškę. Ir ten ieškojau atpažinimo ženklų. Aš juos radau. O žinote kas? Pirmiausia, tai kryžius. Tas paprastas, žemaitiškas, monumentalus kryžius, be pagražinimų, bet stovintis, kaip ir stovi visa Lietuva, kaip ir stovi visa, ką sukūrė žmogus. Kitas dalykas - akmuo. Ne ta paletė, bet tas lauko riedulys. Tas didžiulis lauko riedulys taip pat simbolis amžinybės. Kas yra akmuo? Akmuo tai yra žemės ženklas, žemės istorijos ženklas. Jame įsirėžė viskas, kas vyko žemėje. O tuo pačiu galiu sakyti, kad tai ir dailininkų dvasios simbolis, nes jo gyvenimas toks audringas, toks vėtytas, toks mėtytas, kad atrodo labai primena tą akmenį ir jame paliktus ženklus. Iš tikrųjų dar daugiau čia simbolių. Šiandien Adomas Galdikas sugrįžo į tą šventovę, į kurią buvo atneštas pakrikštyti. Ir žinote, koks dar simbolį aš čia matau? Tiesiog taip išėjo, kad mums eksponuojant tuos 4 paveikslus, gimė takelis, lininio rankšluosčio takelis iš kiekvieno paveikslo. Tai tiesiog taip pat Adomo Galdiko dvasios grįžimas. Adomas Galdikas, jo kūryba šituo lino takeliu, kur kažkokia moteris žemaitė savo rankom išaudė ir jis sugrįžo čia. Nuostabu. Daug biografijos faktų jūs jau šiandien girdėjot. Nelabai norėčiau kartotis, bet kai ką noriu priminti vis tiek. Nežinau, man mikrofonas truputį maišys, jeigu aš skaitysiu. Gal aš be mikrofono, gerai? Oi, ne. Ačiū. Bet taip. Turbūt motina Fortunata Karevičiūtė Galdikienė ir jos vyras Feliksas labai džiaugiasi, kai gimė sūnus Adomas Galdikas. Iš tiesų jie abu, kaip girdėjau, buvo meniškos sielos žmonės. Ir šitas Adomėlis, atrodo, kuris mylėjo, gerbė dėdę arkivyskupą, iš tiesų jo nepaklausė. Nes arkivyskupas Pranciškus Karevičius norėjo, kad Adomas Galdikas įgytų inžinieriaus specialybę. O jis jau buvo subrendęs, pasirinko dailę
ir išvyko į Peterburgą. 1912 metais įstojo į barono Aleksandro Štiglico techninę piešimo mokyklą. Kas tai buvo Štiglico techninė piešimo mokykla? Baronas Štiglicas labai turtingas vyras, bankininkas, atidarė šitą mokyklą ruošti pramonės poreikiams, kaip pavadintume šiandien, dizainerius. Todėl Adomui Galdikui atrodė tos žinios, kurias jis gavo ten per menkos, nes toj mokykloje nebuvo ruošiami tapytojai, dailininkai. Jisai papildomai mokėsi 16-17 metais Dailės akademijos išklausė specialų kursą. Gavęs diplomą mokytojavo Žiburio mergaičių gimnazijoje Tambove. Ten jie aplankė Didžioji meilė, bet aš apie tai turbūt šiandien nesiplėsiu, nepasakosiu. 1918 metais Adomas Galdikas grįžta į Lietuvą, dėsto piešimą Kauno Saulės mokytojų seminarijoje ir Saulės gimnazijoje. 1919 metais kartu su Antanu Žmuidzinavičiumi pasiunčiamas į Stokholmą gaminti lietuviškų pinigų projektų. Į Lietuvos meninį gyvenimą Adomas Galdikas aktyviai įsitraukė 1920 metais. Dalyvauja parodose, iliustruoja knygas, priklauso Lietuvos meno kūrėjų draugijos valdybei. Vienas pirmųjų ima rinkti tautodailę, dėsto piešimo kursuose, padeda Justinui Vienožinskiui steigiant ir statant Kauno meno mokyklą. 23-40 metais jis ir yra šios mokyklos grafikos studijos vedėjas. Tiesa, vienais metais, tai yra 1929-30, dėl mokinių streiko buvo pašalintas iš mokyklos. Kadangi Adomas Galdikas toks avangardistas, tai jau turėjo tai būti, taip sakant, jis priekiai su visais, kur jaunimas, kur naujos idėjos ir, taip sakant, teko jam nukentėti. 23 metais Adomas Galdikas kartu su Vladu Didžioku tobulinasi Berlyne ir Leipcige. Įstoja į Janio Valterio Kurau vadovaujamą tapybos studiją ir mokosi su dideliu užsidegimu. Latvių tapytojas Janis Valteris Kurau aiškindavo apie šviesos ir šešėlio santykį, apie harmoniją gamtoje ir mene. Jie mėgo impresionizmą. Šio pedagogo įtaka juntama Galdiko peizažiniai kūrybai. 25 metais apsilanko Paryžiuje, Londone, vėl daug laiko praleidžia muziejuose. Studijuodamas klasikinius meno šedevrus, susipažįsta su naujomis dailės srovėmis, ypač kubizmu, fovizmu, ekspresionizmu. Dailininkas lavino estetinį skonį, ieškojo savitų kūrybos kelių. Po kelių metų prancūzų meno kritikas Valdemaras Žoršas imasi tarpininkauti Galdikui dėl jo kūrybos parodos Atelierų Frankai iš galerijoje. Sutinka parašyti apie jį monografiją. 31-aisiais šioje Paryžiaus galerijoje ir buvo atidaryta Galdiko akvarelės, guašo, temperos, teatro dekoracijų, aliejinės tapybos ir piešinių paroda. Atidaryme dalyvavo ir pats autorius. Prancūzų meno kritikai palankiai vertino parodą. Reikia įsivaizduoti, Paryžius, tas meno centras ir čia atvažiavęs nežinomas lietuvis ir šitaip sublizga. Iš tikrųjų, to meto spauda apie Adomą Galdiką rašė kaip apie talentingą lietuvių dailininką. 1934 metais Galdikas eksponuoja grafikos kūrinius tarptautinėje parodoje Londone, o 31-aisiais lietuvių grafikos parodoje Košicėje, tai yra Slovakija. 1937 metais pasauliniai Paryžiaus parodai dailininkas per mėnesį nutapo figūrinį didelio formato panotriptiką
Lietuva, kuris apdovanotas didžiuoju prizu, o už Vinco krėvės dramos Šarūnas dekoracijas aukso medaliu. 1939 metais pasauliniai Niujorko parodai dailininkas sukuria monumentalią drobę Vytautas paleidžia belaisvius. Iš tikrųjų, kalbant apie Galdiko scenografijas, tai buvo taip pat naujas žingsnis scenografijos istorijoje. Jis atsisakė buitinių detalių, kas iki tol būdavo daroma teatruose, ir tiesiog sujungė tai, kas vyksta scenoje ir apie ką yra vaidinama, tiesiog harmoningai dėvėjo jo dekoracijos, taip sakant, su veiksmu. Vieną kitą papildė. Be abejo, dabar gal šiandien mums ne taip įspūdingai tai visą atrodytų, bet tada tai buvo avangardas, naujovė, žingsnis į mintį, į gilumą, atsisakant buitinių detalių. Galdiko kūrybos kelią galima skirstyti į 3 tarpsnius. Pirmasis tai 1917-23 metai, tai yra nuo Štiglico mokyklos baigimo iki mokymusi Janio Valterio Kuraus studijoje. Šiuo laikotarpiu jo kūryboje daug mėgėjiškumo, blaškymosi tarp realizmo ir impresionizmo. 20 metų lietuvių meno apžvalgos parodoje, kaip prisimena Paulius Galaunė, Galdikas eksponavo daugiausia kūrinių - 125 tapybos ir 14 grafikos darbų. Tačiau kai kuriais darbais pats Adomas Galdikas buvo nepatenkintas, tai liepė iš galerijos šveist lauk savo darbus. Aplamai, kalbant apie jo tą virtuvę, jis dažnokai norėdavo sunaikinti savo paveikslus, jam atrodydavo, kad jie netobuli. 23-28 metais antrasis Galdiko kūrybos tarpsnis tai ieškojimų periodas. Dailininkas ieško individualaus braižo, kūrybinio veido, bet dažnai dar nepasiekia norimų rezultatų. 28-40 Galdiko brandos periodas. Šiuo laikotarpiu sukūrė savo geriausius molbertinės ir monumentaliosios tapybos kūrinius. Daug dirba scenografijos ir grafikos srityse, susiformuoja kaip originalus tapytojas, semiasi kūrybinių impulsų iš lietuvių liaudies ir vakarų moderniojo meno. Jis itin mėgo Pablo Picasso, Andri Matiso, Raulio Dufy kūrybą. Daug tapo peizažų, natūrmortų. Peizažus, kaip ir visa kita, dailininkas tapė su neišsenkiama energija. Pasinėręs ieškojimuose, vieną ir tą patį motyvą nuolat keitė, ieškojo raiškesnio. Ieškojo raiškesnio sprendimo. Modernistinėms nuostatoms įsigalėti didelę įtaką turėjo meno praktikos, akcentavusios besąlyginę menininko individualybės ir estetinio kūrinio vertės reikšmę. Intensyvus meninis gyvenimas Lietuvoje 40-metį suformavo ir radikaliojo avangardizmo reiškinį arts grupuotę. 1932 metais dailininkai Antanas Gudaitis, Antanas Samuolis, Viktoras Vizgirda, Juozas Mikėnas surengė parodą, kurioje be jų dalyvavo ir jauni grafikai Vytautas Kazimieras Jonynas, Telesforas Valius, Telesforas Kulakauskas, Jonas Steponavičius. Visi jie buvo baigę Kauno meno mokyklą, kai kurie tobulinosi Paryžiaus aukštosiuose dailės mokyklose. Paroda tapo akstinu susiburti dailininkams į grupę, pavadintą Ars vardu. Arsininkus vienijo savita estetinė programa, panašus kūrybos principai. Beje, labiausiai patyręs ir novatoriškas tarp jų buvo Adomas Galdikas, jau pripažintas tapytojas, grafikas, scenografas ir pedagogas. Ekspresyvos kūrybos šaknis
glūdėjo naujoviškai interpretuotame lietuvių liaudies mene ir paryžietiškoje stilistikoje. Ars grupės dailininkai Adomas Galdikas, Antanas Gudaitis, Viktoras Vizgirda ir kiti tarpukariu ne vieną vasarą kūrė Beržorę. Jie pirmieji įvertino Beržoro aplinkos darną, tai yra unikalią gamtą, architektūrą, tradicijas. Beržorą turbūt nereikia pristatyti, ar ne? Visi žinom Platelių apylinkės, tas gražias išskirtinas. Iš Platelių Beržoro apylinkių kilę garsus menininkai, tai scenografas Liudas Truikys, akvarelistas Ignas Budrys, tapytojas Leonardas Tuleikis, tautodailininkai Stanislovas Riauba, Regina ir Justinas Jonušai ir kiti. Karo metais Adomas Galdikas profesoravo Kauno taikomosios dailės institute. 1944 metais emigravo į Vokietiją, į Berlyną, vėliau į Freiburgą. Subombarduotame Freiburge lietuvių dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas karo pabėgėliams iš Lietuvos 1946 metais įkūrė dailės ir amatų mokyklą, kuri buvo vienintelė Vokietijoje visoje okupuotose zonose veikusi lietuvių meno įstaiga. Joje mokėsi žymiausi išeivijos dailininkai, dėstė geriausi meno specialistai, tarp jų ir Adomas Galdikas. Metais rugsėjo ir 1952 birželio mėnesiais dailininkas gyveno Paryžiuje. 1948 metais Durand Ruel galerijoje surengė savo paveikslų parodą. 1952 metais vasaros vidury išvyksta į Ameriką, apsigyvena Niujorke. Čia intensyviai kūrė ir rengė parodas Niujorke, Čikagoje, Filadelfijoje, Klivlende, Baltimorėje, Bostone, Los Andžele. Žodžiu, savo kūrybinius sumanymus, savo kaip kūrėjo, per visą jo gyvenimą, tuos laikotarpius jis niekada neatsisakė kūrybos, niekada. Vienintelis jo gyvenimo tikslas, užduotis, kurį įvedė jį per visą gyvenimą, tai buvo tapyba. Anot Pauliaus Galaunės, po Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Adomas Galdikas yra vienintelis mūsų plastinio meno revoliucionierius giliąja to žodžio prasme. Visa jo kūryba yra nenuilstamo ir nuolatinio atsidavimo menui vaisius. Galdiko kūrinių, kurie buvo eksponuoti ne tik Kaune, Vilniuje, bet ir Paryžiuje, Brukline ir, kaip minėjau, įvairiuose Amerikos miestuose, yra įsigiję Lietuvos ir pasaulio muziejai ir privatūs kolekcininkai. Kai kurie žymesni Galdiko kūriniai, tai yra Trobelė pamiškėje, Piliakalnis, Kapinės, Pajūrį, natiurmortas su lietuvių liaudies skulptūra, Beržoro šventorius. Tiesa, jis tapydavo ir pertapydavo. Pavyzdžiui, Beržoro šventorius yra keli variantai. Tai yra ir grafika, tai yra ir tapyba. Aplamai jis mėgo savo motyvus, kartot ir kartot. Taip kaip jis pasižymėdavo keliaudamas kokią nors liaudies architektūros detalę ar pamatydavo šventolėlį, tai jam pasidarydavo, vežiodavosi bloknotėlį, darydavosi štrichus, bet savo kūryboje panaudodavo tik dalelę. Tiesiog tas, kas jį užkabindavo, kokį jam sukeldavo jausmą, ką primindavo būtent viena ar kita detalė. Taip sakant, jam nebuvo svarbu tikroviškai atvaizduoti šventoliuko ar aplamai, netgi ir peizažą jo kalbėtą kalbą. Kad ir čia šitas paveikslas, jeigu pažiūrėtumėt, atrodo jis realistinis, bet ką jisai byloja? Byloja audrą, byloja nerimą, byloja vidinės tas nuostatas tokias, kad
atrodo tikrai tie kryžiai, dangus ir vis kelia dramatizmą. Ir mums kyla ta širdis, atrodo ramiai negali žiūrėti tą paveikslą. Tai va, to dailininkas siekė visą savo gyvenimą. Eidamas nuo realistinės tapybos į abstrakcijas, jisai turbūt gyvendamas Amerikoje išsivadavo iš visų varžtų, ką matome ir tą, ką aš atvežiau, bet truputėlį gal dabar ir papasakosiu. Ačiū Jums labai. Taip, Žemaičių dailės muziejus saugo 70 dailininko darbų. Jie į muziejų pateko 1995 metais. Beatričė Vasaris pasistengė, kad didžioji dalis Galdikų darbų grįžtų į Lietuvą, dalis sugrįžo ir pas mus į Žemaičių dailės muziejų. Iš jų 4 mes šiandien ir atvežėme. Iš tiesų, dar vienas Adomo Galdiko darbas saugomas mūsų muziejuje tiesiog iliustruoja dailininko daug gyvenimo ir kūrybos faktų. Alina Plechavičiūtė Veigel, žinoma Povilo Plechavičiaus neanūkė, kaip vaikaitė, padovanojo mums Adomo Galdiko darbą. Jo istorija tokia: kai jinai buvo Amerikoje, lankėsi Amerikoje, tai lietuvių bendruomenė, Amerikos lietuvių bendruomenė skatino kiekvieną svečią pirkti lietuvių išeivijos dailininkų darbus. Šitaip stengdavosi padėti išgyventi buvusiem profesoriam, buvusiems žymiausiems Lietuvos dailininkams, buvusiems tiems, kas čia Lietuvoje gaudavo valstybinės stipendijas mokytis užsieniuose, bet likimas, karas nublaškė juos ne tik, kad iš tėvynės, bet tiesiog ir jų materialinę padėtį padarė tokią, kad jiem reikėjo išlikti, paprasčiausiai užsidirbti duonos kąsnį. Žinant Adomo Galdiko užsispyrimą, kad užsiimti vien tik menu, tai buvo tikrai sudėtinga. Įsivaizduokit Ameriką, Amerikos kultūra ir lietuviai, maža saujelė lietuvių, kaip išgyventi, kaip išbūti. Tai va, šitą Alina Plechavičiūtė Veigel nupirko iš Adomo Galdiko vieną darbą, šitai padedama jam, ir parsivežė jį į Lietuvą. Ir neseniai, prieš keletą metų, prieš gal metai iki mirties, jinai padovanojo mums šitą darbą. Tokia paveikslo istorija. Jeigu pažiūrėsim, dabar kalbant apie tai, ką mes turim ir ką čia atvežėm, tai yra, kaip aš sakiau, jeigu tas laikotarpis Adomo Galdiko, nors kiti sako, vertingesnis yra tos, kai jisai tapė paveikslai realistiniai, iš tiesų, pats Adomas Galdikas turbūt save laikė, labiausiai jam patiko tas periodas, kai jis galėjo tapyti abstrakcijas. Pažiūrėkit, koks spalvų šokis. Pirmas paveikslas, tai šiandien tėviškai matytos spalvos, ar ne? Jeigu ten miškas šoka rudeninių spalvų šokį, tai Adomo Galdiko paveikslai šoka, drovėsi tą šokį. Tos pačios spalvos. Atrodo nieko tikroviško, bet iš tiesų tas pamatinis dalykas, liaudies menas, savastis, Lietuvos gamta, ką šnekėt apie Mosėdį, apie šitas apylinkės, jam įaugo į kraują. Ir tas tragizmas toks, kad niekada negrįžti į Lietuvą. Mes šiandien nuvažiavom į tėviškę ir atrodo negalėt prieš akių nuo tų tolių, nuo to miškų, nuo to grožio, nuo tos liepos, kuri ten prie kryžiaus. Liepa, likimo medis ten gyvena, sako, laumės, likimo deivės, laimos. Tai va, jo likimas
Likimas sudėtingas, bet gražus, prasmingas. Ir iš tiesų, mosėtiškiai, Lietuva ir pasaulis turi didžiuotis tuo, ką turi. Adomas Galdikas ir šiandien jaunimas čia tapė, sakė renginio vedėja Brunelė, kad sugrįžtų ta dvasia, kad jinai čia plazdentų, pleventų kartu su Adomo Galdiko darbais, tai yra nuostabu. Tai va, Adomas Galdikas nemėgo, kad jo paveiksluose būtų kas nors įžiūrima. Iš tiesų šitam paveiksle mes įžiūrime liktai teptukai sudėti ir taip toliau, bet iš tiesų jis nenorėdavo, kad žmonės tai matytų. Tai tik mažas mirksnis, maža akimirka, kažkas, kas jį užkabino. O svarbiausias dalykas - spalvų šokis, ta laisvė, įsiveržimas. Bet reikėjo būti be galo talentingu ir be galo profesionaliu, nes tempera tai yra tie dažai, kurie tuoj pat greit džiūsta, nieko nepakeisi. Žodžiu,